Nu tai labas rytas, draugai. Sveikinuos po turbūt 7 mėnesių nebuvimo YouTube. Ir sakau, reikia po truputį gal sugrįžti, kažkaip vakar įsijungiau savo YouTube senus video, biškai peržiūrėti. Ir tokia nostalgija paėmė ir tai faina buvo. Dabar aš jums parodysiu vaizdą, labai gražiai atrodo dangus. Va, rytelis pas mus atrodo šitaip. Pas mus dabar yra po 6 ryto. Ten debesis, ne kalnai. Jeigu prisimenat iš paskutinį mano video, aš minėjau, kad pradėjau labai daug sportuoti, ten pilates eit, jogą eit. Tai niekas nepasikeitė, einu toliau ir prie to dar prisidėjo bėgimas, nes mano ta visa jogos pilatesų studija yra viena ir ta pati ir ta mokytoja tų abiejų dalykų, jinai šiaip labiau yra pilatestietė, visam pradžia labiau tame buvo. Tai jinai yra ir ta mano, šiaip ir mano draugė jinai yra, mes ten, tiesiog pasakys taip, aš turiu savo sporto bendruomenę, kur mes ir sportuojam kartu, ir bėgiojam kartu. Tai va šiandien varysim bėgiot, už valandos bėgiosim, tai už maždaug pusvalanduką iš namą išvažiuosim su vyru, dabar dar aš išėjau biškį balkoną, kad neprikelti vyru. Ir eisim ruoštis. Tai va, vėliau gal truputį daugiau papasakosiu, kas čia vyko per tą 7 mėnesius, realiai nieko labai nevyko, apart to, kad paaugo mano plaukai, ataugo mano dažymas, nedažiu dar kol kas, šiaip labai norėjau kažkaip gegužę, gal dažyti birželį, bet pagalvojau, kad vis tiek saulė, jūra, baseinas, nes aš kai dažau, tai darau tuo Air Touch'u, dar norėjau pasidaryti tokių rožinių sruogelių, aš esu turėjus pasidarius seniau. Ir man labai patiko tos rugelės, bet galvoju, man vasarą jos tikrai labai, šiaip jos greit nublunka, o vasarą nuo baseino, tai nelabai šiaip mėgstu baseiną įlyst, bet vis tiek būna, kad realiai šį mėnesį rugpjūtį aš dar turbūt nebuvau baseiną įlipus. Pasdeginti nuvaru, tiksliau vaikus nuvedu ir tiesiog guliu paskėčiu arba pasideginu. Bet vis tiek būna, kad įlendu arba mažoji manęs paprašo išsimaudyti kartu su ja. Tai vis tiek man būtų gaila plaukų, nes tie dažymai, žinokit, kaina, tai ojetu, kaip pabrango plaukų dažymų kainos Turkijoje. Jos buvo brangės, bet mano, ta prasme, jeigu pabrango pas mano pažįstamą, kur aš dažaus lietuvė, tai vadinasi, kad visur dar labiau subrango, nes tiesiog ekonomika tokia jau dabar lieva yra. Tai dar truputį, sakau, vasarį pagalėjau už tų pinigų, žinant, kad tikrai man greit nusiplaus. Nuo baseinų visokių nebus to grožio. Ir dabar realiai man patinka jie, kai taip patauga. Aišku, aš per video pamatysiu, kaip realiai atrodo, nes aš savęs taip nematau nuolat, kalbant, judant ir panašiai. Kol kas tas nuaugimas gražus ir man visai patinka, tai žiūrėsiu, nes kirpti dar irgi nenoriu, dabar irgi noriu jau atsiauginti. Tai žodžiu, eisim į kambarį, eisim ruoštis ir važiuosim bėgioti. Tai žodžiu, kažką va tokį vaizdelį turim. Turiu dar toliau kalbėti, nes vyras medituoja kambarį. Čia mano patogiausi šortai gali yra, jie nebėgimai, tiesiog yra kaip jogos tokie šortai iš H&M. Tai realiai aš bėgiot pradėjau palyginti neseniai. Galvoju, kad aš pradėjau bėgiot. Jaučiu kokį birželį gal. Jo, birželį, net atsimenu kokią dieną. Birželio 21 dieną pradėjau bėgioti. Tiesiog mūsų ta bendruomenė važiavo į tokį bėgikams, ten tokiai lygai, yra tokia lyga ALS. Žodžiu, ten jie renka kampanijas, renka pinigus su kai kuriais bėgimais ir darė ten miške tokį bėgimą skirtą jiems. Dabar galvoju, ką dar daryti. Šiaip aš dažniausiai deduos šitą diržą vandenį sudėti, bet jis yra labai siauras. Aš nusipirkau internetu paskutinį likusį dydį XS ir jis realiai, reikėtų man ką nors susigaudyti dar S. Nes nebespėjau aš jo pasikeis parduotuviai. Maikė susirandu. Tada aš realiai, šitą diržą dėviu labiau čia gatvėje bėgioti arba prie jūros. Kai tokie trumpesni bėgimai. Dabar, kadangi bėgsim miške, ir čia bus toks ilgesnis mano bėgimas.
tai bent planuoju 10 kilų, bet gal ir daugiau. Bet tiesiog miške tu niekad nežinai, kaip jausies ir panašiai. Tai va, plaukus, nežinau, ar dėtis kepurė. Tai jaučiu, aš dėsiuos skarelę, man su skarelė labiau patinka. Nes būtina uždėti kažką man, dėl to, kad man žiauriai, man kūnas beveik neprakaituoja, man va čia viskas prakaituoja, visi plaukai išlapi po to būna. Bet dabar mes einam dar šunis pavedžiot, nes jie laukia manęs. Tai žodžiu, dabar pas mane bus truputį jau kitokie video. Nežinau, aš prisigalvoju visokių hobių savo. Visą žiemą realiai pramizgiau. Kas seka mane Instagrame, tai žino, ten daug labai mezgiau visokie šalikų, megstukų, visokių dalykų mezgiau. Aš seniau labai irgi mesdavau, bet dabar vėl pagau tą bangą. Tai va žodžiu. Parodau, kaip dabar atrodau. Eisim po to dar liemenę uždėti bėgimo. Susidėti vandeniui ir dalykam. Ir dabar šunis pavedžiom, kol vyras pamedituos ir važiuosim. Realiai turim gal 10 minučių, o dar vyras net nepradėjo ruoštis. Bet jis ten greitai, šortai maikė ir viskas. Labas, Katinė. Klasikinė jų vieta. Oi, žolė kokia šlapė, man batai sušlapsati. Va, kaip atrodo pas mus čia vasara. Aš tik žiemą buvau rodžius, kaip atrodo, buvo jų vasara, vaizdas kitoks. Nu, šuneliai, keliaujam, Meksigel. Man realiai keista taip vėlai išvažiuoti, bėgioti, nes čia skaitos mūsų toks ilgesnis bėgimas, mes netgi jį vadiname aušros operacija, nes dažniausiai mes bėgiojam, tiesiog tai būna, pavyzdžiui, vieną kartą per savaitę, va čia po rajoną bėgiojam, nes visi aplinkui čia gyvena dauguma, kartą per savaitę arba šeštadienis vos tradicija tapo bėgioti pakrantėj, kur realiai toks kaip susitikimo taškas, yra iš mūsų grupės žmonių, kurie gyvena ten aplink tuos rajonus. Ir dažniausiai kartą per savaitę arba netgi 2 mes darydavom tas aušros operacijas, kai važiuodami į mišką, tai mes 5 jau būdavo miške. Šiandien tiesiog gavas taip, kad einam Meksigel, kad dalis, čia aš išsigandau truputį, nes čia pas mus padarė tokį šunim taką, čia yra realiai prie gatvės, prie kitų namų jau, čia realiai aukštai mes dabar esam. Ir vieną kartą va, šituose kemsynuose 2 šunys buvo laukiniai. Nors neturėtų pagal viską būti, bet vadinasi, iš kur yra netoli gatvės toks nusileidimas, matyti, kur per tvorą jie įlenda. Bet dabar jau nebebuvo, nes, nežinau, aš išsigandau realiai, mano šunis išsigando irgi, nes nesuprato, kas vyksta. Nes tas šuo pradėjo, ten tie 2 šunys pradėjo lot, maniškai pradėjo lot, bet taip nepykti, o labiau, kad vos ne čia mūsų teritorija, va toks garsas buvo. Tai aš tiesiog pasakiau garsiai, ne, turkiškai, nu kad negalima ir viskas. Bet dabar čia yra labai daug kačiukų, ežiukų matėm, netgi vėžliukų matėm, tai aš manau, kad nebėra tų šunų, nes eikšmėksi. Nes kačiukai tikrai čia nebūtų, nes čia daug mūsų kvartale kačiukų yra, beibiukų, kuriuos ten prižiūri kvartalo mūsų čia visas sistema, ten tie visi žodžių dalykai ir taip toliau. Jie sustojo man šuo vidury kelio, taigi aš tave sumindysiu dar su savo tais batais. Na ir kaip minėjau, šiandien bėgiojom vėliau, todėl kad dalis mūsų grupės bėgs tokį ilgesnį bėgimą. Tas ilgesnis bėgimas, jų tai 30 km jie bandys bėgioti, nes tiem žmonėm bus rugsėjo pradžioje varžybos, kur ten kiti bėgs 3, kiti šiandien, man čia yra per daug, iš kuriuo aš tiek kilometrų nebėgu ir neplanuoju bėgti. Tai jie pradės anksčiau, kad mes po to visi, kas bėga ten 10 ir panašiai, kad visi tuo pačiu laiku maždaug pabaigtume ir galėtume eiti kartu papusryčiauti ir ten kavos atsigerti, žodžiu, kad visiems būtų toks bendras finišas. Tai dėl to, nors aš šiaip esu žmogus už tai, kad bėgtume 5 ryto, kai nebūna karšta, kai dar tokia grinai miestas visiškai dar tik bunda, žiauriai fainai yra varyti tokiu laiku pabėgioti, ypač jeigu tenais kažkur ten miškuose, kur čia daugumai miškų, tai yra kažkur, kur gali ir palipėti, kaip ant kalno, kur visas vaizdas matos.
Tai būna žiauriai gražu, toks wow. Atrodo, bėgi, pavargsti, bet tu tą tašką pasieki ir toks kaifas. Ir aš taip įsimylėjau bėgiojimą ir net tą tokį tiesiog po gatvės, bet ypač tą trail running, kai tu bėgioji ten po miškus, po miško takus, po kalnus visokius. Nes tu tenais neskaičiuoji, kiek nubėgai, nes tu tiesiog nėra esmė, katinas kažkur mėgsi, eina mėgsi, nėra esmė, kiek nubėgsi, o labiau tu tiesiog galvoji, kas tavęs laukia už posūkio, koks ten bus ten vaizdas, koks keliukas, nes aš buvau, kada aš buvau Liepos mėnesį, buvo toks bėgimo varžybos, iš mūsų ten keli žmonės dalyvavo, mes nebespėjom užsiregistruoti, bet tu, kai nesi užsiregistravęs, tu vis tiek gali dalyvauti ir tą trasą prabėgti. Tiesiog ten tu negauni tų medalių, bet tiesiog tu visam tame dalyvauji toje organizacijoje, tam visam įvykyje. Renginį. Ir aš irgi bėgau, tai mano pirmas ilgiausias bėgimas plus tas trailas, kuris yra trailas žymiai sunkiau. Ir mes bėgom į kalną. Ten Burso yra toks Uluda kalnas, mes pradėjom realiai jau kalnę bėgti ir į pačią viršūnę. Mes nebuvom pačioje viršūnė, bet kiti žmonės, kur bėgo daugiau kilų, jie pačią viršūnę pasiekė. Tai buvo žiauriai fainas bėgti. Toks buvo nerealus jausmas bėgti. Ir ten buvo toks kaifas bėgti. Ir kalniukais, ir kalnais, ir miškais, ir lygumom, ir per vandenį. Ta prasme, buvo dalis tokia trasos ruožas, kur yra upė ir jinai nėra gili ir prie jos yra tokia kaip užtvanka iš akmenų padaryta. Gali arba per akmenis lipti, gali bėgti per vandenį. Tai dauguma bėgikų bėg per vandenį tam, kad gali stopyti laiko, nepaslysti ant akmenų. Man tai buvo gaila realiai batų. Ne tiek batų gaila, tiek nežinau, kaip aš jausiuos bėgdama šlapiom kojinėm, tas jausmas, atrodo toks šlykštus, toks iš vaikystės jausmas, kai man esam visi kažkur įbridę. Ai, aš ne su tais batais bėgsiu, dabar tai prisiminiau. Šakės, šitoks nei tema. Aš dabar jos apsimoviau ir dabar aš taip einu, man slysta jie, nes čia biškai drėgna. Nuo žolės laistymo tų aparatų. Maksiukai einam biškai greičiau. Atsimenu, čiagi mano kelio asfalto bėgimo batai, ašgi bėgsiu su trailo batais. Labas rytas, Laura, galvo nedar, bet būčiau atsiminus, nes vyras mautos su trailo batus, mano tokia pat. Tai žodžiai, ir aš tą bėgau per tuos akmenis, nes tikrai bijojau, kad nepatogu man bus bėgti šlapiom kojom. Tai žiauriai geras, nežinau, kas man sekė Instagrame, matėt ant mano video. Aš šiaip labai daug savo turkiškų anketų dabar dalinuosi bėgimų, toks miksas bėgimas, sportas, kortos, nes mano gyvenimas toks. Nežinau, aš nebuvau niekada ta mama, kur dalinčiaus per daug mamiškų gyvenimų vaikais. Gal kai mažytas buvo, ypač kai Olivija maža buvo, nes buvo pirmas vaikas, dabar tai realiai tiesiog dalinuosi savo hobiais. Ir dar šeimyną įtraukiu, nes vyras irgi pradėjo su mumis bėgioti. Nors jis seniau ir bėgiodavo, kai mano vaikai, kai Olivija maža būdavo. Tai jis ir stipriai bėgiodavo, jis per sniegus bėgiodavo. Ir ten turėjo visą tą running gear vadinamą, ten visokias lempas, tamsoj, žodžiu, daug tokių dalykų, atšvaitų bėgimų, taip toliau. Bet po to tiesiog darbai, lindo, dar priaugo svorio, kai bandė bėgioti, skaudėjo kojas. Dabar su manim kartu irgi lanko pilatesą, tai truputį sutvirtėjęs, tai irgi pradėjo bėgioti. Tik aiškis mažiau bėgioja dar. Sutikom valytoje, vargšiai išplovė visas grindis, o mes mindom. Tai va, greitai grįžtam. Net nežinau, kiek valandų telefonas viduje, laikrodžių dar neuždėjau. Pasikeičiam batus. Žiūrim, kiek mes vyras jau apsirengęs yra ir visas pasiruošęs gražuolės ir varom. Mes jau pajudėjom. Šiandien labai skubėjau, greitai pamiršau, mano akiniai tokie žiauriai įdomus, žinau, gal keistai atrodo daugam. Jie dar turi tokią nosies detalę, kuri padeda kvėpuoti, padeda, kad akiniai. Pašviečia.
neprasotų, tai ryte žiauriai padeda. Iš tikrųjų, iš pradžių maniau, kad labiau čia tokia gal kaip detalė, nes jie tokie savo stilių turi, nes, ta prasme, šitos kojelės, negi tokios kaip varlės yra. Bet nepanašu, dabar nesvarbu, ten miške gal nereikės netgi tų akinių tiek realiai. Dabar važiuojam, turim 12 km, 17 minučių. Jau vieną dalį Sebonas pradėjo bėgiot. How many kilometers do you plan to run? 5 maybe. Skarą užsidėkim, nes aš neprispėjau namie. Nieko užsidėti. Jau keli draugai mūsų laukia. Mes biškį vėluosim 5 minutėm. Tu šunis pavedžiau kol ką. Dabar galvoju, kaip aš užsidėdavau skarą namie. Dabar kaip sėdint, žiauriai, bet nebepatogu. Taip aš ir uždėjau. Užsidėjau skarą, bet nejungiau kameros kėdėjus. Kaç koşacağız? Kaç koşarsın? Kaç çıkar senden? 10, iyi hissedersem 15 olabilir. Ben Hiç bilmiyorum çünkü işte yol böyle ya. Ben ilk defa deneyeceğim Değil koşmayı. Geçen sefer çok kötüydüm ya. Evet, Bugün evet. kendimi iyi hissediyorum. Murat abi 30'un var senin. Onun drone'u var. Giderim, 2,5 gelirim. What's 5 olur inside be. here? Could you check? Jeler there is. It's okay, we can stay maybe. Bagaj. Nu, žodžiu, o taip va, kažkaip susirašėm. Labai išsipūtęs tas. Bėgu be maikės. Ir galim judėti. Kelias veda pro kapines. Čia yra turkiškas kapines. Ben YouTube çekiyorum. Lütfen cama videoda olmamak istemeyen. Tamam anladım. Okeyiz. Okeyiz, Sıkıntı o zaman tamam. biliyorsun ki o videolardan biz de şey yapabiliyoruz. Evet ama bunlar horizontal yani. Çok iyi çıkmaz belki. Tai va, mūsų visa hebra, mano vyras, vyrai šiandien vieną draugę turėjo irgi atvaryti, bet pramiegojo. Tai va, apsikarsam, o tokie. Niye yürüyoruz ki? Ir varysim bėgioti. Dar tik 1 kilometras. Žiauriai pavargo, nes labai sunkiai trasos pradžia. Tokie kalnai lipta. Ir žiauriai karšta. Pažiūrėkit, aš tikiuosi mes į tą kalną nelipsim, bet man atrodo ne, nes mes esam čia bėgę, bet ne tokiu keliu. Dabar nubėgom, kiek čia rodo, į 1 kylas pasibaigė, tai maros 4 kilometrai yra. Nu, come on, išjunk. 4 ne, dar tik 3. Laikrodis mano sutužęs buvo numetus. Lifte ir suskilo. 3 kilai, 1,5 iš jų grinai pravaikščiota. Nes lipom į kalną. Mano vyras apsisuko, grįžo prie mašinos. Kitas draugelis irgi grįžo. Dabar išbėgo atgal. Nes belia kaip sunkiai trasa. Aš ne vieno bėgu, prieki 2 bernai yra. Mes tai bėgam ir po to visi grįžinėja kažkuris. Kad, nepalikt už nugarų žmonių. Tai va, lekiam. Nu, vaizdelį jau vaizdinėjasi. Matas biškį vaizdą jau. Miesto, čia pašakas nesimato. Va, pažiūrėkit, koks vaizdas. Eina savo. Dėl to ir man patinka trailus bėgti. Nes tu po to va tokį vaizdą gauni. Miesto vaizdas. Realiai, va ten, kur tas dangoraižis, ten mūsų namai šalia yra. Tai taip atrodo, kad toli, bet nėra čia toli. Kažkur 13 kilometrų. Žodžiu. Mes su toj trasoj esam bėgę, bet mes bėgom pro visai kitą įėjimą, ta prasme, pro kitur mes pradėjom trasą ir iškart mes įvarėme į mišką. O čia realiai dabar 1, 3, 4 kilometras į kalną lipom, dar 8. O dabar miško jau biškį yra. Taip pat žodžiu. Žodžiu, pabėgi pusę kilą ir varai tap.
Dar čia kitas keliukas, bet mes varome tiesiai į viršų. Miestelis mūsų. Jeigu mano mama žiūrės ir šiaip kitiem ir gali kilti klausimų, ar aš nebijau viena pati po miškus lakstyti. Tai nebijau dėl to, kad realiai ne vienas tu. Žiūrėkit, koks keliukas. Ne viena esu, nes vieną tai aš tikrai čia nevaryčiau tokius kažkokius wrong turn filmo miškus. Nors čia realiai nieks negyvena. Ir čia jeigu ateitų chebras, mes sutinkam kartais, šiandien nebuvo dar. Bet vėliau viena chebra irgi, viena bėgimo bendruomenė irgi bėgios. Čia literaliai bėgikų takai jau. Nes čia nėra Turkijoje, kad eitų grybauti. Čia tų grybų, va tame miške, nežinau, ir kitose žinau, kad ir čia nežinau. Bet čia tas miškas realiai kalnas yra. Čia nelabai ir kažką tu pagrybausi. Nežinau. Tai va, nes priekyje mano du bakuriukai yra, kurie visą bėga, kad nepalikt. Nes mūsų tokios yra bėgikų taisyklės, kad tas, kas pirmyn varės yra, jisai vis apsisuka, tokį ratuką, prabėg pro paskutinius žmonės ir varo toliau. Taip ir save biškį sulėtint, ta prasme, kad net nebūtų tokio atitolimo vienas nuo kito. Nu, žodžiu, dabar nuokalnė, reik biškį bėgti. Šiaip, jeigu nebūtų tų kalnų, man būtų kaifas bėgti. Nes tie kalnai žiūrint, faina. Vaizdelis. Žiūrėkit. Nu, gražu ką. Lėktuvėlis kažkur skrenda. Žodžiu, nežinau, ar aš 15 išbėgsiu. Žiūrint, kiek toli reikės bėgti. Jeigu būtų vaizdas, dabar man bėgimas į pačią viršūnę, kur ten gali lipti, tai aš varyčiau vien dėl vaizdo. Bet jeigu tokiais keliais, tai nežinau, gal reikės apsisukti vienu momentu ir grįžti. Tai va tiek. Va mano chebrytė. Jau sukamės atgal. Savas kaip karšta. Yra 6,5 beveik kilometrą. Mažiau bus negu 15. Nes teorija visiems sunku. Tai sakėm, užteks maždaug 12-13. Ir taip jau čia bus super. Nes trailą bėgti, nu tai ne asfaltas. Prasme, dabar realiai vėl eisim. Nes į viršų kilsim. Nubėgom 12 kilometrų. Žiauriai karšta. Vandens labai noriu. Altan banjoje yapıyor. Gördün mü? Mūsų vienas iš grupelės vyrs literaliai maudos ten tokiam kraniuke. Žodžiu. Nežinau, ar skarą nusim, nes plaukai bus belia kaip šlapia, tai jaučiu net nenusimsiu. Būsiu taip. Smagiai buvo. Parkūras labai sunkus buvo. Ne tas, kurio kartą varėm, dėl to realiai labai daug kalniukų. Nebuvo tos, kad kaifas labai įbėgti. Vienas iš mūsų grupės prastai pasijautė ten, kur bėgo daug kilometrų, nes ten sveikatos problemų biškį turi, tai nuvarė kitas draugelis jį paimti, parvežti realiai iš tenais. Visą šlapę jaučius, visą šlapę. Dabar keliausim, lauksiu dar vyras, kol grįž. Nuvarė kažkur čia biškį prie kapinių. Čia literaliai kapinės yra užmanęs. Ir varysim papusryčiauti ir kavos atsigerti, kažko tokio pažiūrėti.
biškai nusiprausiam. Nes visas prakitavus, bet kaip susmirdus. Žodžiu, labai gražios kapinės, tokios ramios, ramybė. Tai va. Laukiam dar iš mūsų grįžtančių, kas 30 km bėgo. Jau po biškai grįžinė, reiks batus nusivalyti, nes visi dulkinė. Tai vienas iš mūsų vyruks blogai pasijuto, tai dar jo nerado. Kažkuris miške yra, jo ieško kits mūsų draugelis. Nu, žodžiu, va taip pabūn, dėl to turi bėgti su grupė, kad jeigu ką, galėtų kažkas padėti. Nes mes kai bėgom, įsijungėm viens tam, nusinčiam locationą savo, kad gyvai rodytų, transliuotų. Nes, nu, tikrai negali žinoti, dėl to bėgam ten po 2, po 3, po 1 nieks nebėga, nes, nu, tu nežinai, miškas, ko jie išsisuksiu, ar dar kažką, nu, aišku, nieko čia labai nesutiks, nes mes dabar sutikom daug žmonių, bet visi bėgioja tiesiog grupelėm. Silmek isterseniz, ayakkabı. Ben alabilirim. Al. Çünkü sonra daha kötü olur, kalıyor kokuyor. Nu, vėl kaip nauji batai. Nu, važiuojam dabar į kavinukę papusryčiauti, gal kavytės kažko. Did you like running, Muračiuks? Yeah, Patiko? Mano vyras, how much did you run? 5? 5 nubėgau. Biškai mumis su dronu pafilmavo, tai jau turbūt kėlus esu, nežinau. Žodžiu, smagiai pabuvom, visi sveiki, tą vyruką surado, parsivežė, viskas jam gerai, tiesiog pritrūko, taip sakant, pompa pasibaigė ir labai sunku grįžti. Biškai sveikatos problemų turi paskutiniu metu, dėl to, sakau, treilo bėgimai, ne asfaltų bėgimas, šiaip žymiai sunkiau yra. Nežinau, kaip aš atrodo su to skarelę, dabar tikrai jos nenusimsiu, nes plaukai bus labai šlapi. Bet šiaip gerzaliai skarelė man patogiau biškai patogiau negu su kepurė bėg, dėl to, kad geriau sugeria man prakaitą, nešlampi dėl plaukai tiek. It was written, check me even here. Nu, einam pusryčiauti. İçeride buluşuruz. Ben buradan gidiyorum. Nereden? Kapalı. Yarı kapalı. Kapıdan gidiyoruz. Einam pusryčiauti. Ben buradan gidiyorum. Ben çekeyim abla kalk bayağı. Seni koyar oraya ya. Nu, baigęs mūsų bėgimas, pusrytukus skaniai pavalgėm. Skaniai, pigiai, faina kavinė, kad nebrangi tikrai, tik labai daug žmonių ir personalas biškai toks. Matas pavargęs nuo tų žmonių. Realiai buvo 3 stalai didžiuliai ir tie stalai buvo bėgiko bendruomenių stalai, kur visi bėgiojo. Dabar keliausim namo ir ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim tikiuosi greitai, iki.